Labadiena, gerbiami žiūrovai ir klausytojai, laida Tarp keturių sienų ir aš, Mantas Mikočiūnas, šiandien noriu su jumis pakalbėti apie šiandieninę rinką, kaip jinai atrodo 2026 metais ir ko galima būtų tikėtis iki metų galo. Pabandysiu paprognozuoti ir paanalizuoti, kas gi vyksta šiandieną mūsų nekilnojamo turto rinkoje. Tai jeigu metai prasidėjo tikrai energingai ir sausis vasaris atrodė tikrai išneš stogą nekilnojamo turto rinkoje ir taip jau būna, kad metų pradžia visą laiką jinai būna lėtesnė, kažkiek tai ir sandorių yra mažiau. Tai sausis vasaris šiemet startavo tikrai su labai aukštais rezultatais. Kilo sparčiai tiek kainos, tiek sandorių skaičius rinkoje, ką dažnai žmonės iš tikrųjų mėgsta maišyti, nes sandorių skaičius nebūtinai reiškia, kad kyla kainos, arba jeigu kyla kainos, tai nebūtinai kyla sandorių skaičius. Tai metų pradžioje mes matėm kilimą tiek ten ir atrodė, kad pavasaris laukia tikrai griausmingas ir labiausiai galbūt bijojau aš asmeniškai rinkos perkaitinimo, kad neatrodytų, kad viskas užbrangs iki tiek, kad pasikartos po pandeminė situacija, kai kainos kilo per metus po 25% ir per 2 metus mes turėjom 50% kainų išaugimą. Bet taip neatsitiko. Ryšium ar ne su artimųjų rytų krize kovo mėnesį rinka stabtelėjo, truputėlį atsitraukė, pirkėjai galbūt trumpam, bet sugrįžus rinka kovo pabaigoje, jinai iš esmės turėjo labai panašius kaip ir sausį vasarį rezultatus. Tiek sandorių skaičium, tiek kainų augimo ir kainų augimas jau truputėlį pradėjo lėtėti. Balandis, gegužė buvo kažkiek geresni, jeigu mes žiūrėsim sandorių skaičių ir lyginsim su vasariu ir kovu, bet iš esmės labai panašus. O kainų augimas truputėlį jau pradėjo lėtėti ir tas pagreitis, kuris buvo išsibėgėjęs nuo praėjusių metų, jisai jau kažkiek tai stabtelėjo ir pradėjo rodyti pirmosius ženklus, kad rinka nebeturi jau tokio pagreičio, kokį turėjo paskutinį pusmetį. Ir aš manau, kad to pagrindinė priežastis tai yra pirmas toks FOMO efektas. Ypatingai prieš sausio 1 labai daug žmonių, žinodami, kad šiais metais tiek mažėja pradinis įnašas, tiek kažkiek į rinką visą absoliučiai ekonomiką ir tuo pačiu ir nekilnojamo turto rinką įsilies pensijų dalinamų pinigų, bijodami staigaus kainų pokyčio, suskubo daryti sprendimus iš anksčiau. Ir tas labai jautėsi būtent minėtos sausio ir vasario mėnesiais. Po to ta rinka savaime patys tie minėtieji dalykai, tai yra pensijų pinigai ir pradinis įnašas, tiek daug neturėjo įtakos rinkai ir pati rinka jinai savaime natūraliai vystosi. Negalima sakyti, kad prastai ir situacija tikrai nėra naiptol prasta, bet nėra tokia, kaip atrodė galbūt sausio vasario mėnesį, kad viskas čia iškils į orą ir kainos iškris į kosmosą. Tai kažkiek tai rinka stabilizavosi ir ypatingai tas pasijautė birželio Liepos mėnesį, ypač kai baigėsi mokslo metai, kai visi išvažiuoja atostogų, kai miestas ištuštėja, natūraliai rinka sulėtėja ir natūraliai tokiu atveju sandorių skaičius mažėja. Kai mažėja sandorių skaičius, automatiškai kažkiek tai truputėlį ir kainos netaip kyla ir labiausiai čia turbūt laukiam rugsėjo mėnesio, kad rugsėjo mėnesį pasižiūrėti, o kaipgi čia bus ir ar visi sugrįžę bus prikaupę ir bus tas spyruoklės efektas, kur būna kažkiek laiko, kol žmonių nėra arba jie tiesiog negali pirkti. Paskui jie jau kai gali ir kai sugrįžta, prasideda didelis perkamumas rinkoje. Pasižiūrėsim rugsėjį, ar taip iš tikrųjų bus. Bet bent jau kol kas, tai vasara atrodo gana vidutiniškai ir sandorių skaičius nėra tikrai didelis ir jisai yra tikrai pamažėjęs lyginant su aktyviausiais mėnesiais, nes
taip jau yra metuose aktyviausi mėnesiai yra balandis, gegužė ir rugsėjis. Liepa, rugpjūtis ypatingai ir birželio jau antroji pusė, jie dažniausiai yra atostogų metas ir jie yra pasyvesni. Rugpjūtį daug kas galbūt tikėjosi to pakilimo po pradinio įnašo sumažinimo ir sandorių skaičiaus padidėjimo. Jų kažkiek yra daugiau, tikrai rugpjūtis yra aktyvesnis negu Liepa, tačiau nėra kažkokio tai labai jau didelio ažiotažo ir kad viską šluotų ir viską pirktų, tikrai taip negalima sakyti. Ir dar kol kas tik tai rugpjūčio vidurys, bet aš manau, kad sandorių skaičius jisai nebus beprotiškai didelis, nes vėlgi reikia turėti omeny, kad pradinio įnašo sumažinimas jisai įtakos turbūt, kad apie 10% perkančiųjų nekilnojamąjį turtą. Tai vėlgi tai yra tas rodiklis, kuris labiau galbūt emociškai įtakoja rinkos dalyvius ir dėl to bijodami rinkos dalyviai, kad po to labai išbrangs kainos, daro sprendimus anksčiau, bet aš sakyčiau, kad pats pradinio įnašo sumažinimas, jisai tiesiogiai įtakos neturės labai daug, bent jau iš to, kas matosi dabar. Sandorių tikėtina, kad padidės minimaliai per rugpjūtį lyginant su Liepa. Manau, kad labiausiai laukiamas yra rugsėjis. Rugsėjis turbūt, kad daugiausiai parodys, kokia yra šiandieninė rinka. Aš ją pavadinčiau vidutinę, sveika rinka, kuri auga, manau, kad jau pats augimas jisai yra sulėtėjęs iki 10%. Tai manau, kad jeigu mes imsim antrąjį pusmetį šių metų, tai tikėtina, kad turėsim kainų augimą apie 5%, jeigu dar pirmąjį pusmetį turbūt, kad jisai buvo didesnis, tai bendras metinis gali siekti 10%, bet tas režimas, į kurį mes įeiname, aš manau, kad jau yra po truputėlį 7-8 to nuosaikaus metinio kainų augimo režimas. Ir aš galvoju, kad rugsėjis labiausiai parodys, kiek ta rinka yra aktyvi ir ar tie skaičiai iš tikrųjų gali būti didesni ar ne. Bet mano supratimu, bent jau iš to, ką aš matau, rugsėjis tikėtina bus aktyvus, bet labai aktyvi rinka, jinai nebus labai jau taip ilgai ir tikėtina, kad nuo spalio vidurio mes pereisime vėl tokiai pasyvesnį truputėlį laikotarpį. Vėlgi, nevadinu to bloga rinka, ar nemanau, kad jinai sustos, ar mes grįšime į 23-24 metus, kai išaugusios palūkanos tikrai smarkiai atvesino rinką ir sulėtino ją, tai manau, kad taip nebus. Aš ją vadinčiau vidutinę rinką, nuosaikę rinką, nes tikrai pirkėjai skundžiasi, kad jie neturi iš ko rinktis, nes pasiūla yra ribota, pardavėjų lūkesčiai galbūt yra užkilę ir jie sako, galbūt kartais niekas neperka, nes galbūt iš tikrųjų kainos yra ir norai yra per dideli. Tas labai matėsi iš tikrųjų ir metų pačioj pradžioj, kai sandorių buvo daug, kai kainos ir sandorių skaičius kilo eksponentiškai, tai labai jaučiasi pagal kreipimąsi į tos pačius brokerius pagalbos, nes tokiu atveju dažnas pardavėjas, jisai sako, kad man pagalbos nereikia, aš ir pats galiu parduoti. Kas šiuo atveju, aš sakyčiau, ypatingai kylančios rinkos atveju, galbūt parduoti taip mes visi galim, bet klausimas tik tai už kokią kainą, koks rezultatas, tai turbūt aš visą laiką likčiau prie tos nuomonės, kad profesionalas gaus geriausią rezultatą, bet aš labiau ne apie tai, aš labiau apie sutarčių skaičių ir pasitikėjimą savo jėgom iš pardavėjų pusės, tai metų pradžia rodė kur kas didesnį, po to laikui bėgant ir ypatingai vasarą vis daugiau pardavėjų atsigręžia į nekilnojamo turto brokerius, tai rodo, kad arba kažkurį laiką užtrunka objektai neparduodami ir jie tada kreipiasi pagalbos ir negali patys savo jėgom realizuoti, arba tiesiog nepasitikė savo jėgom ir mato galbūt, kad jiems bus iš karto jau iš anksto mato, kad jiems bus reikalinga pagalba parduodant nekilnojamąjį turtą, nes nemano, kad rinka yra tokia, kad tikrai labai lengvai patys parduos. Tai
didėjantis sutarčių skaičius iš brokerių pusės parodo, kad ta pardavėjų rinka, jinai po truputį galbūt pereina, nesakyčiau, į pirkėjų rinką, bet kažkur tai per viduriuką. Nemanau, kad į metų galą ypatingai dominuos kažkuri tai pusė, nemanau, kad dominuos tiek pardavėjai, tiek pirkėjai, nes jeigu mes žiūrėsim metų pradžią, tai tikrai dominavo pardavėjai ir tikrai būdavo kainos ženkliai didesnės negu prieš tai būdavo ir parduodavo tikrai ir už gerokai brangiau negu turto vertintojai vertindavo. Tai aš manau, kad rugsėjį dar mes turėsim tikrai pakankamai aktyvų periodą ir tokie pardavėjams palankesnį, bet nuo spalio vidurio, mano manymu, rinka truputėlį supasyvės, taps, kaip aš vadinu, vidutinę ir kažkur tai per viduriuką tarp pirkėjo ir pardavėjo ir tokia netgi galbūt galima pavadinti sveika rinka, kur tiek pirkėjas, tiek pardavėjas, manau, kad turės savo argumentų ir galės susitikti galbūt kažkur tai per vidurį. Tai mano įžvalgos tokios. Jeigu turėsit klausimų, būtinai parašykit komentarų, irgi lygiai taip pat lauksiu. Trumpas toksai apžvalginis video apie nekilnojamo turto rinką 2026 ir tikiuosi sugrįšiu pas jūs neužilgo su kitais video. Ačiū, iki.